Labas rytas, prakuitę kurmiai. Ir sveiki atvykę į Vaito ūkį. Vakar daug neišėjom padaryti grindų. Šiandien planuojam padaryti viską, nes atsivežiau generatorių ir dabar pjausim su europjūkliu. Vakar to nedarėm, nes valandą laiką turėjom tiesiog grindis dėlioti, taip nebūtume spėję. Ir jau galvo trinkiau, matei? Vakar taip ir taip būtume nespėti, nebuvo tiksla vežtis to generatorių. Šiandien padarysim čia ir mėginsim skliautą. Labai daug darbų neužsibrėžiam tam, kad padarytume visus darbus, kuriuos sugalvosim per šiandien. Tai gal geriau tiesiog pasakykim taip, šiandien padarom tik grindis. O kas liks, po to bus tiesiog prieskoniai. Tai, žinok, įsitrauksiu generatorių. Jo, ir žinok, toli mes nesidėsim. Jį kažkur va čia gražiai pasidėsim, kad būtų. O, nuo tos palėtės. Ir bark sau. Paliaus. Labai gera, labai sveika. Vienas, va. Ant kiek Vaidas kietas. 100 kilogramų sveria šitas. Vienas nešioju. Net nejaučia nugarą. Šūkšlį labai daug yra, matau. Viskas, manau, kad čia mes visai užsikurt, biškai, kad prabirbintų, matuotis ir pjauti. Dirba. Dar kokias 6 eilės liko ir operatorius tranko galvą jau į staktą. Negali įeit. Pažiūrėkit į mano grindis. Čia va yra 3 lentos prisuktas medviršiais ir jos įsitrauks ir ten įdėsim savo laiko kapsulę. Labai gerai sugalvota. Nupiešim iksiuką, kad žinotų, kur lobį ieškot. Ir kad visų mano grindų neišplėšti vagis. Gal pabaigiam, ne grindis? Pabaigiam grindis ir eisim prie skliautą. Bet kai pabaigsim grindis, eisim šnekėti labai daug. Nes žinau, kad komentatoriai sakys, taigi reikėjo žvyro privaryti dar po apačią, kad žolės sunaikinti. Nereikia. Atsiras pelės prie nežvyro. Tada dar mačiau komentavo, ištapko atrabotki baslius, taugi bus vietoj antiseptika. Eik mazgot savo rūrus į to atrabotkę. Negalima atrabotkės naudoti. Banda mane prigauti. Oi, nelegalus statinys, Vaidai, negalima statyti tokio daikto, leidimą turi. Ir po to tas pats žmogus komentuoja man, kad su tepalu tepčiau baslius. Negražu. Va šitaip. Bam. Viskas, pabaigiam grindis, galima eit šokt. Ir gerai gavos tai, kad mums įstražainė niekiek nedingo. Iš pradžių galvom, kad porą cėmų bus, taip kad reikės pjausti lentutę. Pasirodo, kad nereikėjo. Pažiūrėkit, šitas kampas gražiai priejo. Ir anas kampas. Ir dabar man jau langai va šitie upelį žiūrėti. Jau viskas, nematau upelius. Reiktų jau pasilenkt biškį. Kaip džiugios, kai grindis yra, jūs neįsivaizduojat. Nes be grindų visiškai kitaip atrodo namuks. Dabar reikia tiesiog skliautą užsikalt. Skliautą ir išsimatuoti viršutinį šitą dalyką, kurį jau darom jau 12 dienų. Ir niekaip nepadarom. Jau čia reikės tenais lentutį papildomą užsikalt ir padaryti, kad pilnai būtų uždengtas viršus. Ir tą trikampiuką padaryti iš skardos, kaip romėnai anksčiau darydavo prieš 1000 metų. Va šitaip. Vadai pavargau per minutę. Dar liko nupjauti visus, bet čia pamėginsiu to elektrinį varyti. Bet prieš tai darysimės jobana fucking skliautą. Kalbėk, Vaidai, lietuviškai, ne angliškai. Lietuviškai esi, Vaidai. Volia, kaip aš laukiu, kai galėsiu tiesiog sūkt savo alą, sistirnų pasidaryti. Ir taip maišyti su tokiu mediniu didžiuliu šaukštu, kurį pats bus išsidrožęs. Sūksiu. O,
kur net nuo to garo išeičiau iš namų apsvaigęs, arba išeičiau iš namų apsvaigęs dėl to, nes pataikyčiau savo jobaną galvą į staktą. O kaip gerai per galvą kalą, su gūzu didžiausiu ant kaktos. Skliautas padarytas, dabar čia užkalsim lentutę, kiek yra, ir nupjausim visus šitos pagalius ir bus gražu labai. Būtų gerai, būtų koks išradimas apsaugai nuo pjūvino, kad nekristų į veidą, bet tokio nėra. Ir plus mes nenaudojam jokių technologijų, nes mūsų čia būstinė, jau aš sakiau, namas, būstinė, viską pasakiau, daroma yra visiškai be technologijų, bent jau be technologinių žinių. Žiūrėk, ką darom, einam priekį pirmą pasidarysim, ne? Čia gal neįdomu. Ką darysim priekį? Priekį užsikalsim skliautukus tokius. Padarysim labai gražius, po vieną lentą užsikalsim, bam, 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 kad šifrį laikytų, nes iš vienos pusės labai smarkiai vėjas pučia ir mums tą šifrį verčia, o toj pusė net gyvem nepus vėjas, iš rytų nepučia. Galim labai nežiūrėti šitą pusę. Jau daryt nebelabai ir noris, matai, jau reiktų, jau kitaip reiktų. Jungle King visi nariai. Nu, aš jam į galvą, kai duočiau, kad net žievė sudrebėtų. Kur mano grietinė, va su cukru galima labai skaniai proteinus. Dedam, va šitą lentą. Gražiai va šitą. Ui. Laikas. Iki pat krašto gražiai va tai va. Dabar užsikaliam, kaip čia vadins, skliauto, vietlentės. Užsikaliam nuo vėjo lentas ir po to dar čia tokią lentutę užsikals. Tai pasislėps šitie baisiai, kur padaryta dalykai. Ir gausis labai gražiai. Kol kas kaip ir padarėm, tik tai dar neuždėjom šoninių kampų, o dabar einam mano pusę uždėsim tas ilgas lentas, po to vėl grįšim šitą pusę. Čia tai tiesiog užsisoks. O, kaip klišai ten padaryta. Kaip mes jį nupjausim. Aną pusę padarėm, bet net nefilmuok, grįžtam geriau prie šitos pusės. Ten rytinę pusę, vėjas nepučia, labai nereikia ten žiūrėti. Aš galvoju, galim šitas lentas panaudoti ir šonę prisuk. Atsipjaut gražiai, kažkaip pamėgint su šituo atsipjaut. Šiaip ne taip gal pirštą nenusipjausim ir užsidėtumėm. Pasimeruojam tiesiog, kiek maždaug mums gali reikėti. 12 cėmų reiktų. Tai va, reiktų grinai tą kantą nusipjauti. Tai čia nėra sunku. Nupjaunam kantą. Dar tiek gyvenime nesu nervavęs, kad kopičius mūsų debiliškas. Žinot, kai šitas kopičius nuo kombaino jobano. Dono tokia. Donas gražus vardas, bet kombainas šūdų krūva. Šitas kopičius jom daugiau metų negu čia pusę mano subscriber. Kreivas, jūsų šleivas. Tada šitam kopičiam, ne, čia dalis, čia kitas biškai kopičius, mes turim kitas kombaino. Tai man labai nervuojas, kažkodėl, nežinau, psichologiškai, bet mane... Nervina tiesiog. Esmė tame, kad turim normalias aliuminės kopičias, bet jos jobanos Vilniuje. O ne čia. Čia kiek gavos gražiausiai, tie gavos. Biškai dar sakau.
upelin. Ir dar sunkės jobunas. Jis nėra, kad tipo, paprastai nešios. Ne, jis yra padarytas, 20-30 kg, kaip debila, žinai. Ir nešioja, švininės koperis kažkokios. Viskas. Dabar vėjas nenumes mano čerpį ne pro kur, neįmanomi. Net beturės vėjas už kur užkirpti. Atskris vėjas, sakys, tu kur mano batėtis, tai einu aplinkai, iš tos pusės mėgins, sako, ryte grįšiu su rytiniu vėju, išversiu iš tau su vėju visus čerpės. Bet jam bus neįmanoma, nes rytinis vėjas neturi tiek daug energijos ir jis negali turėti tokio didžiulio gūsą kažkur atėjus, kaip ir iš rytų, niekas nėra galingas. Vaidina, kad kieti, bet iš tikrųjų jie šūda verti yra. Čia aš apie žmonės, konkrečiai apie ruskis. Bet viskas, kaliau taip padaryti. Dar yra planas, dabar mūsų artimiausias planas, ką reiks padaryti, duris ir 3 langus pasidaryti. Tai šiandien atsimatuosiu, langus pasižiūrėsiu kokius, užsisakysiu tiesiog tik stikliuko, kaip papasakysiu, atrodys mano langai, tai bus toksojo kryželių, bum, bum. Ir vėlgi, langai neatsidarinės. Tada durytės bus, durys irgi darysim gražios, irgi iš tokių pačių palėčių lentučių darysim duris, bet padarysim tokį gražų raštą su iksiukais, su ženklais visokiais. Taip, padarysim toks, kad būtų gražesnis ir toks sunkesnis, kad būtų sunku atsidaryti duris ir po to keičiausi. Ir jeigu dar galvoju, ten taip reiktų padaryti tokį ant durų sutvirtinimą, bet tėvas kito receptą užrodė. Sakė, yra geras kitas receptas, reikia galime daryti tokį skersinio, o tiesiog 3 balkius ten tokius įdėti ir jis sakė, identiškai gerai laiką, bet galvoju, gali durys biškį pakapti, bet ateini. Biški duris sukelia ir atsidarai. Tada mačiau žmonės komentavo, kurie labai gaili putplasčių ir sako, taigi tau putplastis sudegs. Taigi atitrauksi večią, nebus, uždėsim gipskrūtinę ar kažką, kas yra atsparus liepsniui, kuris netai smarkiai degina, tai čia sugalvosiu. Plius kaminų pragręšiu pro akmenis, kažkaip skilutę padarysim taip, kad praeiti tas kaminukas, jeigu čia darysim pešį šitą vietą. Tada sakys, grindisgi tau sudegs, ant grindų ir kažką uždėsi. Visur aš turiu kaip atsakyti ir kaip padaryti, kad būtų gerai. Grindis yra ventiliuojamas, 2 skylės padarytas, bam. Pažiūrėkit, nei kiek nekleba šiemet. Kitais metais gali būti, kad jau bus kreiviau. O viduj baldus kokius darysit, jūs net neįsivaizduojat, ant kiek pavydėsit man. Aš eisiu miškan, valstybinian, kad nieks negalėtų prikirpti, bet tik valstybė neprikirps. Privoksiu su pusės medienas, neprivoksiu, pasiskolins. Gerai, eisiu savo mišką, nes mes turim iš kur savo mišką. Tai eisim į savo mišką, surasim kokių medelių sudžiūvusių, jau nuvirtusių, kurie yra labai tokie išsiraizgyti. Ir čia padarysim interjerą iš tokių medžių. Nusižievinsim, aišku, kad žmonės vėl neprikiptų. Ten žmonės, kurie rašo apie žievės, dažniausiai rašo jie patys, nes jie yra kaip kinvirpas. Pamato medį, iš karto apsisilėja ir galvoja, reikia rašyti komentarą, kad Vaidas nedėtų tokį medžią, nes aš ateisiu ir sugriaušiu. Iš tos pusės matau skliautę yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skylės. Atrodo, kaip būtų namelis pakaro, nors jis yra 23 metų. Arba gali būti, kad reikia dar prabės 4, bus 12 ir bus grinai 12 apaštalų. Visi, kur sėdės, saulė iššvies iš vakarų, apšvies visur, kur sėdi žmonės, kiekvienam pataško kaktoj. Ką Vaidai darysi dėl lubų? Irgi noriu užbėgti, padarysiu tokį apsikalsiu ir tokį aukštesnį, vėl ir taip. Tokią arką. Bet čia jau žiemą darysim, jau kai nagam bus šalta, o viduj bus niekiek nešalta, jau galėsim pasišviest su žibalinku, nes naudosim tik žibalinku, nes mes viską naudojam tik senovinės techniką, jokios naujos modernios įrangos čia nenaudojam. Viskas, susitvarkėm, čia laužą darysim, kai jau viską pastatysim, užkūrsim, kad net užsidegtų putplastis, viskas mums sudegtų. Ne, čia padarėm taip, kad tėvas atvažiavęs susirinks ir galės susipjauti malkytes ar kažką pasidaryti, nes visi yra sulūžę, nereikalinga, antrarūšiai čia nes padarai. Tai manau šiandien tiek ir dabar gali būti, kad važiuosim filmuoti tada, kai irgi bus geras oras. Šiandien labai puikus oras papuolė, bet šiandien jau daugiau nieko nepadarysim, nes reikia stiklus užsisakyti. Pasidarysiu stiklus, tada langai, durys ir užsisakysiu, kad jaunis padarytų metalinį tą kraigą, kaip ten vadinasi. Ir bus mūsų namas pilnai sandorus nuo lietaus, bet ne nuo pelių, vėjo ir viso kito mėšlo, kuris ateis į mūsų namuką. Tada grįšim vėl prie pamatų, nes sakau, šitas namas yra statomas atvirkštiniu būdu, pirmas ir vienintelis Lietuvoje, pirmas stogas, paskui pamatai. Tai prieisim prie šitų vietų visų, prikrausim akmenų ir užtiekšim košės, kad tiesiog pelės nepralystų. Aišku, pralys ir jos laimingas ten gyvens, ir žalčiai, ir ten ją vakarienė savo darysis, viskas tvarkoja. Aš leisiu čia gyvūnėliam gyventi, tik negert mano alų
Ir pasidarysim tada turbūt ir laiptukus tokius mažus. Bent jau priekį, tokį biškį norėsiu pasidaryti, kojam nusipurtyti. Ir galvoju, ar medį dažyti ir kokią spalvą, ar ryškiau padaryti. Irgi mačiau, irgi rašau juodai nudažyti, norėčiau juodai nudažyti, bet toks atrodo, blema, gali apsižaisti. Noris medį palikti. Gal tiesiog paryškinti, nudažyti, kad biškį ryškiau atrodytų kaip medis. Gal gražiai atrodytų, gal negražiai. Aišku, jeigu dažyčiau čionais, tai man pradėtų nuvarvėti viskas, pasibaigtų, nuotaika būtų sugriuvus. Nes aš tikrai nieko čia neklijuočiau papildomą. Bet šitą visą tai norėtų nusidažyti. Nes jis nuo saulės po to juodus taps labai. Aš labai juodos spalvos nemėgstu. Dėl ruberoido. Čia ne apie asmenį, bet aš nekoju, grinai apie patį ruberoidą, tai prašyčiau. Panat, kai pirmus video, kai langus tik tai dariau ir rašė žmonės, oi, taigi tavo langai per žemai nesimatės. Va tau įrodymus. Ir ką, pasakyk man dabar į akis, baily. Žiūrėk man į akis, kai aš su tavim šneku asilę. Supranti, kad aš esu teisus čionais. Ne tu, ble. Mat mano šaunuolį. Kaip aš gerai padariau langus. Bet viskas čia tvarkoja, jeigu taip tiesiai šviesiai šnekat. Nu, ko čia atėjai? Alus? Eik, ble, traškūnus ir gerk. Pas mane čia negausi. Važiuok, atsineši kėdę. Pasakykit, kad chujos langas. Pats tabaliausias aukštas. Ant taburetės sėdi, koju ir žiūri per langą. Bet langas neatsidarės, atsiminkit tą dalyką. Tiesiog žiūrėt per langą. Reiks pradėti rūkyti. Taip rūkat. Ar taip? Grindys gražios, nevaikšta niekur, per jas galima bėgioti, bet nešokinėti. Šiandien manau, kad yra tiek. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo Vaito ūkį ir susitiksime kitą savaitę.